įvykį. Vaikai priduoti darželėm, žais su mašinytėm, traktariukais mažais. Aš važiuoju dideliam darželėm, dideliais. Vilkas bėga dienos metu. Aišku, nesimatys gal per kamerą. Nukų prasipūtėm filtras. Cielka pratepta. Važiuojam žirnių. Pilėjas važiuoja. Užpilėjas. Nu ką, biškį dar pasižiūrėjau nustatymus Valtras. Ten, sakė, yra dėžiai 3 tas pakopas, kad lengviau trauktų kalnam. Išmėginsim. Štatas. Čia dar gal užsikrauna. Iškiai lūktelt. Bet kad greit. Tai va, čia 5-6 hektarai padaryti reikia. Reiks nusinulinti. Statistika. Pirmas yra šitas. Taip. Atgal. Atgal. Dava, kaušas kaip tik pasėjau, kaip pagal plotį. Panašiai. Va, priekaba pilna žirnių. Nu, nebe pilna jau biškį, nusėjam.
tai biškai patogiau užpilt su kaušu, nei su gydimais širaišė. Įsileidži iš priekabos. Rapidant taip pat pildavom. Galvau, neneš plotis kaušą, bet neša. Kaip tik telpa. Nu va, šitą užteks. Nu, atvykom į laukų. Įsilankstam sėlkų. Taip, čia pradėti. Dabar šitas. Prilyta vandens biškį buvo lietaus per savaitgalį ant rato. Ok. Patikrinsim. Nuįsėjom vienų bunkerį. Apsižiūrim, ar viskas vietai. Biški durpyna buvo ten panormaliai, bet pravažiavam. Nu, biški pasikeli dirbimų, nes labai brūka tenai. Ta su pirmu bunkeriu, tai jo. Durpyną reikia važiuoti su pusė arba pustuščiu. Na, kaip ir viskas čia vietai. Nu, pakruojam sėklas, lakėm toliau, nebedaug lyga šitą lauką. Važiuosim kitan. Toks labai kalnų, daug slėnių, durpynų. Čia tą priekę ne taip, bet va ten toli, tai ten durpynas. Jo, durpynį pasikeli biškį dirbimo. Pravažiuoja, nes jeigu niekada darai, tai ten kauburį žemių traukia. Įsijungiam ventiliatorių, važiuojam toliau. Čia seniau šlapia būdavo, net neįmanoma būdavo įvažiuoti. Šiemet sausi metai. Seniau atsimenu dirbdavom. Niekur čia, va ten bala, ten bala. Ten bala. Ten slėnyse daug balų. A šiemet visas vientisai galima sudirbti. Na biškį pasiėmiau laikiklių. Įsegam biškį iš lauką, pagaudysim kadrų kažkokiu. Reikia užsidėti gal stovas, pastatysim laukį kamerų ir pagaudysim iš lauką, kad čia iš kabinos nebėra ką filmuoti. Viskas čia jau aišku. Nu, paliekam čia kamerų, papūkti. Gausim.
reikės filmuot. Klausia žmonės, ten komentaras kažkur. Tik tokie dubliai nekliūna susukus. Tai ne, visą vairą gali sumest ir nesiekia, lieka dar. Drąsiai gali sukti visą vairą. Ir nieks tai nekliūna. Aišku, jeigu atpilnom, dar paduotum biškį pasikėlęs, tai tada jau gali, aišku, negali, bet ir kliūtum. Taip tai galima drąsiai. Kėliau priekabus į priekį, reikia nuleist dabar. Aukštą pakėlimą. Nu greitai einas. Šiandien jau trečias laukas. Prie dvaro. Toks biški čia irgi greivis kampuotas laukas. Baigė sėklą. Nėra sėklas laukymo. Neturėtų tai būt, kad sėlka stovi. Tai va, reiks dabar laukti. Tai va, priverstinis sustojimas. Labai patinka tokie sustojimai. Reikia sėti. Tai va. Buvo neblogas. Su teleskopu paims. Gerai, tai ką čia veikti? Papietaut? Ai, negerai. Man pilduką irgi sėja. Tečfaras su Rapida Sejalko. Va čia gudriai padaryta, jeigu kliūtis pasislenka ant Rapidui tokias plunksnas būdavo, tai ar koks pakraščių šlaitas ar akmuo koks didesnis užlauždavo tos plunksną, užlenkdavo. Einam pasižiūrėti, čia buvus grūdų baicovkė kolūkė laikų. Va, dabėčianai atveždavo grūdus, supildavo. Tikriausiai kažkaip taip čia dabokštai tokie būdavo. Nebeliki. Ir baicuodavo. Einam pasižiūrėti, senai buvau.
Da atsimenu, mažas buvau, čia veikdavo. Tėvukas masėdavo. Tai čia su gazelkam būdavo atvažiuodė. Pripila. Ta užpilėja. Va, užrakinta da. Kas čia niekas sakė, trašas gal laikydavo, chemikalus. Chemikalus gal ne trašas. Čia irgi kažkas tokia. Ir čia kažkas tokia. Čia būdavo bokštai po šitais va. Gazelkas tokių pipirninčių būdavo ant. Išmesta atvažiuoja čia įstuma. Va. Nieka nebeliko. Sugriuva kolūkis. Tai niekam ir nebereik čia tokių. Nieka čia nebėra tuščia visiškai. 76 metais betonuotava. Gerai įsilaikė betonas. Nu kažkas burdzgė gal atvažiuoja klės. Ar čia man tik tai fraidenas. Sėklų valtra. Nu va, pagaliau sėklą atvažiavo. Sėkla nėra užpilėję dabar. Iškitą palauksime. Galima ramiai pavalgyti. Tik tai važiuojant pavalgau. Va, kultivatorius išvažiuoja irgi jau. Multiva kultivatorius. 16 metrų ar 7, neatsimenu. Ten masyvas. Yra tekę irgi tokį dirbti, anksčiau buvo išnamuotas. Prie džendyrą, tai šiaip gerai dirba. Jeigu tenka užgesinti traktorių, tai nelabai jau gerai. Traktorius turi visą dieną varyti. Kas čia dava priekabytę Zaslavą. Irgi nebloga. 15 tonų panašiai kviečių pareina. Varutyt pradėjo. Išpylėm sėklas 3 tonas. Tai va, biškį bus galima vėl pasivažinėti dabar. Reiks gal vėl biškį iš lauką pafilmuoti. Tuoj.
Pilka zebra. Pripiešė kryžių va tokių. O šiandien jau dulka labiau. Iškai jau džiūna žemė. Baigė sėklą, įsijungi mirgalkį, tai va tenai užpilė į matą, kad reikia sėklas, tai man pridais kaušką priveš. Iš karto galų laukiant priveža, supilam ir vėl važiuojam. Vidury lauką nestojam, tai galų laukiam. Tai va. Operatyviai reikia dirbti. Taupyt laikas. Dvaras va. Dubliai neatslaidė, lyg ir normaliai. Nebe raudona, vėl kapulkėja biškį. Nu visiškai pilnu pripylam. Tiek nebuvom pripylę niekada. Ten 3,5 tonos. Nu pažiūrėsime kaip patems. Turi užtek. Jeigu nenugriu, čia daug laiptelių. Nu ten per pilną va, 14 beveik. Statesnį kalną, dabar lipa normaliai. Į 11 pasimeta, bet jis status stambiukas. Tas reikalas. O, šiandien kiek puikiai. Vakaras va. Žiūrėti puikės visur sėda. Nu viskas šiandien iškilgiau apie 15:09. Trys laukai padaryti šiandien. Suslangstam sėjalkų, viskas. Tiek šiandien.